Center arenoje. LeBronas Jamesas. 2 taškai buvo skaityti tos atakos metu. Užmynė jisai ant tritaškio linijos. Na, o čia įspūdingas Timo Duncano žaidimas. Ir jeigu neklystu, jau šiame ketvirtyje Timas Duncanas įmetė 6 taškus. Ir Timo Duncano sąskaitoje jau yra 10 pelnytų taškų. Žydrūnas Ilgauskas šiek tiek sudvėjojo, nežinojo lietuvis ar mesti, ar atiduoti kamuolį komandos draugam. LeBronas Jamesas atakuoja varžovų krepšį. Metimas skrieja pro šalį, tačiau Drew Goodenas sugebėjo atsikovoti kamuolį po varžovų krepšiu. Ir dabar dar 23 sekundės Clevelando Cavaliers komanda turės, kad sėkmingai pabaigti savo ataką bei sumažinti 10 taškų Spurs komandos pranašumą. LeBronas Jamesas. Prie jo ir vėl prilipęs Briusas Bowenas. Ilgauskas šįsyk nedvejoja, tačiau metimas skrieja pro šalį. Drew Goodenas kaip liūtas po varžovų krepšių kaunasi dėl kiekvieno atšokusio kamuolio. Deja, šiam krepšininkui nepavyko rezultatyviai pabaigti atakos, tačiau jis ir vėl demonstruoja sėkmingą žaidimą. Ir šįsyk gynyboje Laris Hughesas. Jo metimas skrieja pro šalį ir toliau Drew Goodenas kaunasi, atrodytų net ir beviltiškose situacijose dėl kiekvieno atšokusio kamulio. Šiandien Drew Goodenas yra atkovojęs 4 kamuolius. Na, o Timas Duncanas toliau smaginasi po Clevelando Cavaliers komandos krepšių. 62-50. Popas turėtų būti patenkintas tuo žaidimu, kurį demonstruoja jo auklėtiniai trečiajame ketvirtyje. Kol kas tyli Maikas Braunas. Sužaistos beveik 5 minutės trečiajame rungtynių ketvirtyje. Drew Goodenas prieš Timą Duncaną. Pirmojų bandymų jam nepavyksta sėkmingai pabaigti atakos ir antrojo šanso Clevelando komanda jau neturėjo. Aidi 24 sekundžių sirena. Grego Popovičiaus nurodymai komandos auklėtiniams. Priminsiu, jog tai antrosios tiek vienos, tiek kitos komandos rungtynės reguliariajame čempionate. Ir vieni, ir kiti sėkmingai pradėjo NBA pirmenybės, iškovodami pergalės. Emanuelis Žinobilis, neįtikėtinas akrobatinis triukas, pasibaigiantis 2 taškais ir dar vienu baudos metimu. Ne kartą ir ne 2 ir greičiausiai ne 3. Emanuelį Žinobilį matysime NBA Action arba kitaip NBA apžvalgos dešimtukuose. Ir šis jo žaidimo epizodas taip pat pretenduos į savaitės 10 geriausių. Galų gale Maikas Braunas ryžtasi prašyti minutinės pertraukėlės, o San Antonijus įgijo rekordinę 15 taškų persvarą. Baigėsi minutės pertraukėlė, rekordinė 15 taškų persvara, kurią yra įgiję San Antonijaus Spurs. Krepšininkai galų gale išgąsdino Maiką Brauną, jis paprašė minutės pertraukėlės ir dabar belieka tik tai stebėti, kaip seksis žaisti Clevelando krepšininkams. Išklausius naujausius Maiko Brauno nurodymus, Emanuelis Žinobilis, praėjusių metų NBA superfinalo didvyris, jis ir Timas Duncanas buvo tiesiog nesustabdomi, demonstravo aukščiausio lygio krepšinio spektaklį ir po dramatiškos kovos San Antonijaus Spurs krepšininkai 4-3 7 rungtynių superfinalo serijoje įveikė tąsyk čempionų titulą ginančius Detroito Pistons krepšininkus ir trečią kartą per 7 metus iškovojo NBA čempionų titulą. Donielis Maršalas mūsų ekranuose, krepšininkas, kuris, kaip minėjau, praėjusiame sezone pakartojo įspūdingą NBA rekordą. Jis per 1 rungtynes įmetė nei daug, nei mažai 12 tritaškių ir tuo pačiu pakartojo įspūdingą 2003 metais Kobės Bryanto pasirodymą. Pražanga Radoslavui Nesterovičiui ir Drew Goodenas netrukus tos mesti 2 baudos metimų. Taigi 12 tolimų metimų per 1 NBA rungtynes yra pavykę įmesti
dviem krepšininkams. Tai 24 numeriu 24 numeriu pažymėti Donelio Maršalo marškinėliai. Šis krepšininkas, žaisdamas Toronto Raptors gretose, tiek tolimų metimų įmetė į Philadelphia 76ers komandos krepšį ir tąsyk Raptors šventė pergalę 128-110. Kobe Bryantas pirmasis sugebėjo pasiekti tokį įspūdingą rezultatą. Abu baudos metimai pasiekė tikslą 65-52. Tonis Parkeris pradeda savo komandos pozicinę ataką. Aikštėje pasirodo ir Nazaras Muhamedas. Briusas Bovenas iš savo mėgstamo aikštės kampo pelno dar vieną tolimą metimą ir toliau sėkmingai San Antonijaus krepšininkai gesina norą kautis Clevelando Cavaliers komandos žaidėjų. Vos nepraranda Cavaliers krepšininkai kamuolio. Donielis Maršalas, netaiklus jo tolimas šūvis, atkovoja kamuolį Briusas Bovenas. San Antonijus nieko nelaukdamas persivaro kamuolį į varžovo aikštės pusę. Emanuelis Žinobilis. Puikus jo perdavimas Timui Duncanui. Duncanui nepavyksta pelnyti taškų. Ir pražanga Briusui Bovenui. Drew Goodenas, kol kas vienintelis krepšininkas antroje rungtynių pusėje, vertas pagirimo žodžių Clevelando Cavaliers komandos gretose. Na, o Michaelas Finlis šiandieną nedemonstruoja to krepšinio, kokį jisai sugeba ir kokį dažniausiai žaidžia. Finlis prametęs eilę metimų pirmoje rungtynių pusėje, pasodintas jau ganėtinai ilgam laikui ant atsarginių žaidėjų suolelio. 68-52, 16 taškų persvara yra įgyję San Antonijaus Spurs krepšininkai. Maršalas, jo metimas netaiklus. Drew Goodenas, dar vienas atkovotas kamuolys po varžovų krepšių ir 2 taškai su pražanga. Drew Goodenas pelno savo 13 tašką šios dienos rungtynėse, 12 tašką šios dienos rungtynėse ir tampa antru pagal rezultatyvumą savo komandoje. Praėjusiame sezone San Antonijaus krepšininkai iškovojo 59 pergalės, patyrė 23 nesėkmes ir tik 3 kartus pralaimėjo šioje SBC Center arenoje. Kol kas reikalai klostosi labai sėkmingai NBA čempionams ir kvepia tuo, jog Cleveland Cavaliers komanda patirs ir 15 pralaimėjimą iš eilės čia San Antonijoje. 4 minutės ir 44 sekundės lieka iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Skirtumas nėra toks didelis, o Clevelando Cavaliers komanda tikrai turi daug pajėgių krepšininkų, kurie gali imtis iniciatyvos ir ne tik sumažinti, bet ir persverti rezultatą savo naudai. Drew Goodenas prie baudos metimų linijos. – 68-55. Robertas Horry keičia Timą Duncaną. Priminsiu, jog kitos rungtynės, kurias mes pakviesime jūs stebėti, bus tarp Miami Heat ir Indianos Pacers. Šarūnas Jasikevičius, Šakilas O'Nealas, Dwaynas Wade'as, Ronas Artestas, visos šios žvaigždės jūsų ekranuose po savaitės. Nazaras Muhamedas, gražus jo prasiveržimas, pražanga Clevelando Cavaliers krepšininkams. Nazaras Muhamedas pelno pirmuosius savo taškus šios dienos rungtynėse, vėlgi padidina komandos pranašumą iki 14 taškų ir dar mes vieną baudos metimą. Nazaras Muhamedas praėjusio sezono viduryje prisijungė prie San Antonijaus Spurs komandos, perėjo jis ją iš New Yorko Knicks klubo ir rungtyniavo tikrai labai sėkmingai. Gregas Popovičius buvo patenkintas šio krepšininko žaidimu. Nėra taip lengva įsijungti į komandą nuo sezono vidurio ir suprasti visus krepšininkus.
bei rungtyniauti naudingai komandai finalo serijoje. Taip pat Nazras Muhamedas rungtyniavo užtikrintai, žinoma, ne taip kaip komandos